Galvoju, padarysiu dar vieną įrašą, antrąją dalį apie Jupiterį. Tai baigusiu įrašą supratau iš tikrųjų, kad nežinau, ar lipdysiu šitą įrašą prie pirmojo, ar paliksiu kaip atskirą dalį, nes kažkaip pagalvojau, iš tikrųjų yra temos, kurios dar yra vertas paliesti, pagvildenti ir yra tikrai kai kurio dalykų, kuriuo aš nepaminėjau. Ir aš dar kaip suprantu, iš tikrųjų, kad praleidau zodiako ženklą Šaulys, kas yra iš tikrųjų labai svarbu. Šiek tiek atskira tema dabar ne liūtams ar vandenėms, bet taipogi atskira tema yra žuvims ir šauliams, todėl kad žuvis ir šauliai yra valdomi taipogi ne tik tai Neptūno, bet taipogi ir Jupiterio planetos. Ir valdovas tai yra šauliams ir žuvims, jūsų valdovas. Tai yra, tokia centrinė planeta, kuri jums teikia energijos, kuri yra jums tokia šakninė, svarbiausia, tokia viena iš svarbiausių planetų. Jinai pereina į ugnies zodiako ženklą. Ir nors aš minėjau prie tame įrašo pirmoje dalyje apie tai, kad žuvims tai gali būti šiek tiek ramiau, galbūt sėsliau, galbūt į žemę orientuotas ženklas ir panašiai, bet iš kitos pusės logiškai pagalvojus, iš tikrųjų tai Neptūnas perėjo į Aviną, Jupiteris perėjo į Šaulį, tai žuvims konkrečiai tai yra labai stiprus ženklas, nurodantis apie tai, kad bus daug ugnies, daug veiklos, iniciatyvumo. Ir žuvis iš tikrųjų galėtų save labiau norėti reikšti, plėtoti savo galbūt galimybės, ypatingai darbo sferoje. Dabar kalbant apie Šaulį, šauliams taipogi tai yra ganėtinai stiprus dalykas, todėl kad visų pirma Jupiteris darys trigoną iš liūto į Šaulį, dar taipogi, ir pati planeta, valdovas Šaulio Jupiteris pereina į liūtą, tai iš tikrųjų labai svarbu, kokiose temose gyvena tas Šaulys, tai ko jisai savo gyvenime nori ir kokios plėtros jis savo gyvenime nori. Aš manau, kad šitas liūto poskonis šauliams gali priduoti labai daug kūrybinės veiklos, taipogi galbūt tokio ir meno, kultūros, žavesio objektų, galbūt taip sakykime, ar tai būtų santykių tematikų, galbūt tai yra naujas santykių etapas su jo vaiku ar vaikais. Tai galbūt tai yra kažkoks kūrybos etapas, galbūt tai taipogi visą tą energija nukeliauja tai, kad šaulys turės perspektyvas ir galimybės save labiau išreikšti, save realizuoti. Iš kitos pusės labai didelė rizika šauliams galbūt save labai iškelti ant pjedestalo. Ir čia tokia yra slidi riba, žodžiu. Jums, kad jūs labai nesusireikšmintumėt šitame laikotarpyje ir dar taipogi galbūt stebėti, galbūt nesdaryti tokių emocionalių skubotų didelių pirkinių ar sprendimų, kurie iš tikrųjų gali būti labai greitai, nežinau, tiesiog pajaus žmogus, pamatys, kad tai buvo neteisingi sprendimai, per daug skuboti. Tai dar vienas dalykas, liūtas yra susijęs su grožio atributika, tai gali iš tikrųjų ugnies ženklai labai tokie būti ryškus, norėti būti ryškus, norėti labai save kažkaip tokių prabangesnių parodyti, žinių atžvilgių, rūbų atžvilgių, stiliaus atžvilgių, skonio atžvilgių ir taip toliau. Tai iš kitos pusės dabar grįžtant dar prie kai kurių temų, kurios man buvo mintyse, bet aš nepaminėjau, tai pavyzdžiui kažkokios prabangos linijos, kurias mes vertintumėm kaip labai brangiomis rūbų ar daiktų linijomis, jos gali iš tikrųjų pradėti paprastėti ir stengtis būti prieinamam daugiau žmonių. Dar vienas toks momentas, ką aš galvoju, iš tikrųjų liūtas gali supaprastinti šiek tiek žmonės, ypatingai medijoje, ypatingai tokiuose pobūdžio įrašuose, kada žmonės viešina save į socialinę erdvę,
Va tas pompastiškumas, kažkoks labai savęs nulaižymas, merginos tokios ten išpūstas ir taip toliau, pradės iš tikrųjų tą leistis, tiesioginė to žodžio prasme. Tai vat naikins tatuiruotės, vat šitas liūte esantis Jupiteris, naikins netikrumą, kitaip tariant, tas Jupiteris liūte norėsis iš tikrųjų tos prabanga jau bus vertinama nebe taip šiek tiek. Ir tas netgi įžymumas ir žmonės vat, taps įžymesni arba labiau matomi net ne per tokius gal grožio faktorius, bet daugiau paprastumo faktorius, gebėjimo būti charizmatišku, kūrybingu, atviru. Žmonės pradės vertinti, ypatingai medijoje. Šitas ženklas, vat, Jupiteris liūte labai stipriai veikia mediją. Tai vat, tai gali iš tikrųjų išryškėti daug paprastesni žmonės, ane? Tai va, o tie žmonės, kurie labiau ten vertino tokį labiau netikrumą, iš tikrųjų jų netikrumas, va tas, kad perspausta Jupiterio liūte energija, jinai gali būti labai neskani, negraži ir va tas pripūstas lūpas, nežinau, kažkokia įdėta botoksai visokiausiai į veidą ir ne tik. Visokiausias grožio, tarkim, ten, nežinau, blakstienos antakiai, ten dar kažkas tokio, gali iš tikrųjų visą tai šiek tiek žmogus pradėti naikinti savyje, mažinti tai va, reiti labiau į tokį paprastumą, natūralumą, nors kas iš kitos pusės gal atrodytų, kad liūtas vat kaip tik, bet aš manau, kad kada Jupiteris yra liūte, labiau žmonės pradės matyti, kur yra žmoguje tuštybė, kur yra netikrumas, ane? Ir tai labai greit pasimatys tas netikrumas, ane? Tai va, šitas dalykas dar taipogi galbūt atskira tema yra įvairiausiams žmonėms, kas renkasi viešą sektorių dirbti. Tai va, tai būtų nuo va, tokių va, galbūt influencerių iki aktorių, dainininkų, menininkų, viskas, kas susiję su kinematografija, animacijos kūrimais ir panašiai. Čia yra atskira tema, iš tikrųjų žmonės dirbantys šitoje sferoje turėtų iš tikrųjų, manau, kad pasinaudoti šito laikotarpiu, todėl kad liūtas kalba labai apie mediją ir apie ryškumą, apie sceną, apie, net sakyčiau, idėjiškumą. Tai va, būti drąsiu, realizuoti dar taipogi va, tas Jupiterio ir Saturno aspektas, kuris labai būtų geras menininkui, todėl kad va, Saturnas avine, jisai duotų drąsos tokios išbaigti projektus kažkokius, būtent meninius, ane? Tai vat, galime mes pamatyti naujus galbūt filmus, naują kūrybą kažkokią žmonių. Taipogi, jeigu žmogus mąsto savo gyvenime eiti į aktorystę, į modelių verslą, į fotografiją ar dar kažką, jeigu tu galvoji apie kūrybos kažkokią veiklą savo gyvenime, tu labai save kažkur riboji, stabdai, galvoji, gal tau pritrūks pinigų, gal tau pritrūks įkvėpimo, galbūt tu labai ilgai nori iš tikrųjų palikti savo nelabai mėgstamą darbą ir pradėti dirbti, tarkim, pavyzdžiui, juvelyrika, kas beje šiais metais ties juvelyriniais įvairiausiais dirbiniais turėtų būti labai didelis pakilimas juvelyrikoje. Tai vat, nes liūtas atstovauja auksą, tokį žibėjimą, blizgesį, tai va, ir todėl iš tikrųjų tai yra laikas blizgėti tiems žmonėms, kas norėtų savo gyvenimą uždirbti iš kūrybos, tai va, turėti drąsos, tai va, ir iš tikrųjų astrologija labai labai palankiai šiais metais žiūri tiems žmonėms, kas norėtų dirbti su kūryba. Tai va, dar taipogi tai yra susiję labai su viešumu ir viešuma ir drąsa, kalbėti, drąsa, tai va, būti tokiu ryškesniu, išeiti galbūt iš užkulisių. Tai va, čia galbūt net nesvarbu, kokio tu zodiako ženklo, jeigu tu to sieki, jeigu tu to nori, jeigu tu savo gyvenime vilkini, tai būtų pats metas tai daryti.
nepaisant kokio tu zodiako ženklo esi. Tai vat, svarbiausia iš tikrųjų tai eiti per tokį žaismingumą, paprastumą, vaikiškas tokios natūros, vat ką iš tikrųjų liūtas turi savyje geriausia, tai yra toks, mano akimis, tai yra liūtai patys gražiausi savo dosnume ir nu tokiam nuoširdume labai dideliame. Tai vat, ir jeigu žmogus eis per tokį tyrą, gražų tokį nuoširdumą, tai vat, per paprastumą, o ne pompastiką, ne be blizgėsi gražius, žinai, va tokius aplinkui save kažkokius pabarstukus, o tikrumą, tai bus labai labai įvertinta. Tai vat, dar aišku nepaminėjau apie tai, kad gali kilti kainos pačio aukso, dėl to, kad liūtas yra susijęs su auksu. Tai vat, ir iš viso labai labai raginčiau kūrybos žmonėms išlysti iš šešėlio ir kurti, nes šitas Jupiteris gali tapti, nu, tokių, nežinau, gan sėkmingų ženklų, realizuoti save kūryboje, arba bent jau jeigu žmogus ilgą laiką galvoja nupiešti paveikslą, bet vis neturėjo įkvėpimo tam, tai gal pabandyk, gal visai tai gausis tau neblogai. Na ir paskutinis dalykas, tai yra liūto zodiako ženklo šalys, ane? Tai iš esmės šilti kraštai. Tai vat, palanku yra kažkur leistis į keliones į šiltus kraštus. Tai va, tai taipogi būtų pagal liūto zodiako ženklo šalis, tai būtų Italija, Prancūzija, Indija, Rumunija, Makedonija, Afganistanas, Madagaskaras, Čekija, Ispanija, tai vat, kai kur yra minima taipogi po liūto ženklų. Lietuvoje, kiek aš žinau, pati Klaipėda yra po liūto zodiako ženklų. Tai vat, šiaip matant tai, kad Klaipėda tai yra toks kultūros centras, tikrai labai daug yra kultūros, daug koncertų, daug labai įžymių dainininkų, menininkų būtent iš Klaipėdos. Tai vat, aš kažkaip turiu vilties, kad šie metai Klaipėdos miestui gali būti labai sėkmingi, plėtojantis ir skatinantis į augimą, ypač kultūroje, menuose ir taip toliau. Gali būti gal kažkoks rimtesnis, žymesnis, kažkoks stipresnis, didesnis renginys pajūrio mūsų krašte. Tai va, čia būtų antro įrašo pabaiga ir tikiuosi, kad aš išbaigiau ir buvo labai įdomu. Klauskite, jeigu kažko norite.